Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas ir man labai džiugu sveikinti su jumis šiame YouTube kanale. Mūsų jau 185 000. Tai yra pirmas epizodas 25 metais. Kaip visada, ačiū kiekvienam iš jūsų. Parašykite komentarą, paspauskite patinka ir prenumeruokite, mums tai labai padeda. Kiekvieną savo epizodą pradedu nuo tokios žinutės, na, o daugiau jokių trukdymų, jokios reklamos, jokių pertraukėlių, einame prie esmės. Kadangi tai yra pirmas šių metų epizodas, aš turėjau planą. Aš galvojau, kad pasidalinsiu su jumis savo buvusių epizodų tęsiniais. Aš pradedu temas, kai kurios temos virsta keliais epizodais, bet labai dažnai būna taip, kad praeina kažkiek tai laiko, atsitinka įdomių dalykų, tačiau tai yra per smulki tema tam, kad tu darytum visą epizodą tik apie tai. Na ir tokių dalykų prisirinko, aš galvoju, dabar pats laikas jums būtų papasakoti, kasgi atsitiko su mano herojais epizodų. Tačiau, aišku, laikas bėga, vėlgi nespėju paskui siūlomas temas ir supratau, kad naujų temų taip pat atėjo, naujos informacijos, dėl to viską sudedu į vieną vietą. Nebus vienos didelės istorijos šį kartą, bet bus daug istorijų, naujų ir senų istorijų, kurios aš labai tikiuosi, kad jums bus įdomios ir svarbios. Pradėkim nuo Igno Jomanto, jūs čia matote mano elektroninį paštą, na ir štai sausio 1 dieną ryte prieš 11 aš gavau tokio turinio žinutę. Sveiki Skirmantai, su naujaisiais tiesiog norėjau pasidalinti nuorodą į baltarusišką arba rusišką portalą. Šis sulaikytas pilietis yra pats Jomantas. Šaltinis patikimas, ką jis ten veikia, neklauskite, išskirtinė persona. Uždengiau savo šaltinio vardą ir pavardę, taip pat mūsų ankstesnį susirašinėjimą. Esu jam labai dėkingas už žinutę. Bėda yra tik tai paprasta, aš jos sausio 1 dieną nepastebėjau. Ir aš labai atsiprašau visų, kurie man rašė, tikrai informacijos rautas yra didžiulis, čia dar pridėkite visus kalėdinius sveikinimus ir šventinius, bet aš buvau pasakęs savo ir savo šeimai, kad per šitas trumpas atostogas, o mes per tas atostogas ne tik Lietuvoje buvome, tarp švenčių nuvykome į Nyderlandus, į Amsterdamą, niekada ten nesilankiau, beje pastebesni galėjo pamatyti, atsivežiau štai tokį ančiuką. Ten tokių ančiukų yra labai daug, pačių įvairiausių, čia jūs atpažįstate, yra žvaigždžių karų tema, tai mes praleidome šiek tiek laiko tenai, taip pat buvau vėjuotame, o kartu ir šiek tiek saulėtame pajūryje ir neskaičiau savo socialinių tinklų, savo elektroninio pašto, negalėjau visiems atsakyti sveikinimus, dėl to labai nesupykite. Na, bet Delfi pasidarė šitą temą už keletos dienų, sausio 3 dieną. Portalas Delfi, Vytenio Miškinio tekstas: Baltarusijoje sulaikytas milijonieriumi prisistatinėjęs Ignas Jomantas įkliuvo dėl neįtikėtino kvailumo poelgio. Na ir čia rašoma apie tai, kad Baltarusijos pasieniečiai gruodžio 29 dieną sulaikė lietuvį, bandantį į šią šalį įvažiuoti su svetimu pasu. Delfi žiniomis tas lietuvis dėl įvairių aferų žinomas Ignas Jomantas. Jam Baltarusijoje gresia laisvės atėmimo bausmė iki 2 metų. Baltarusijos pareigūnams Ignas Jomantas paaiškino, kad pateikė draugo pasą, todėl kad su savo pasu iš šalies išvykti negali. Jam yra taikoma kardomoji priemonė, pasižadėjimas neišvykti, tai yra ribojamas ikiteisminėme tyrime. Jis anksčiau taip pat yra teistas, baustas, žodžiu, aš apie jį daug esu kalbėjęs. Na ir man čia yra keletas klausimų. Vienas klausimas yra, kokiu būdu Ignas Jomantas, kuris neturi teisės išvykti iš Lietuvos, vis dėlto kirto Lietuvos sieną. Priminsiu, jį pagavo Baltarusijos pareigūnai. Ar Lietuvos pareigūnai nepamatė? Galbūt svetimo paso, galbūt jis ir savo pasą galėjo pateikti, bet tokiu atveju turėjo būti duomenų bazėje aiškiai nurodyta, kad šitas asmo iš Lietuvos išvykti negali, jam tokia teisė yra apribota. Na, o Baltarusijos pareigūnai matyt buvo atidesni. O antras dalykas, kuris man čia yra įdomus, tai yra Ignas Jomantas labai daug grasino, juokėsi iš įvairių tyrimų, jis man ne vieną Instagramo žinutę yra skyręs viešą, lygiai taip pat Vyteniui Miškiniui, aš su Vyteniu Miškiniu savo epizode esu kalbėjęs, jis net į teismą Vyteniui Miškiniui buvo padavęs. Na ir jūs matote, kokie veikėjai paduoda į teismą žurnalistus ar vlogerius, grasina jiems, na, o dabar jisai iš esmės bėga iš šalies svetimais dokumentais. Tai jam ne tik tai Baltarusijoje gresia rimtos problemos, bet Lietuvoje taip pat gresia rimtos problemos dėl to, kad tai yra aiškus įstatymo pažeidimas prie visų tų įstatymų pažeidimų, kuriuos jis yra jau padaręs. 5-6 metai turiu teisininkų kontorą, net ne advokatą, paminėsiu stiprią teisininkų kontorą, kurie tikrai ir jų rezultatais esu patenkintas. Gerai, kad Ignas Jomantas turi advokatų kontorą, kaip jisai sako, tikrai prireiks jam tos advokatų kontoros ir jos paslaugų dabar, bet aš jums nepasakočiau tai, kas jau papasakota viešai. Labai panašus veikėjas į Igną Jomantą yra Marius Kizelevičius.
Kizelevičiui yra skirtas atskiras didelis epizodas, jūs matėte jo viršelį, na ir dar kokiuose 3 ar 4 epizoduose dalį laiko šiam skiriu ir pasakoju, kasgi vyksta toliau. Tai aš jau tuo metu jums sakiau, kad yra žmogus, kuris ilgą laiką užsiema tuo, kas labai panašu į sukčiavimą. Aš nekalbu apie kažkokias statybas grandiozinės, kur turėtų būti kanalai iškasti, safaris prie Kauno ir žmonės galėtų ten gondolomis plaukioti po tuos kanalus iškastus, visa tai buvo aišku akių dumimas. Aš nekalbu apie kažkokias ten Mariaus Kizelevičiaus modernes elektros energijos, saulės elektros energijos jachtas, kurios turėjo būti pardavinėjamos. Na ir vėlgi aš sakiau, kad jis rinko pinigus, aišku, neįsivaizduoja, koks kvailas žmogus tos pinigus pervedinėtų, bet aš sakiau, kad nieko nevyks. Nieko ir nevyko. Tačiau aš sakiau, kad yra žymiai rimtesnių dalykų. Pavyzdžiui, įmonių tinklas, kuris yra steigiamas su susijusia bankroto administratorė, paskui ta pati bankroto administratorė ir nemokumą administruoja, tiksliau sakant, bankrotą administruoja šitų įmonių, jas likviduoja. Taip pat aš pasakoju apie kitas nusikalstamas schemas, pavyzdžiui, PVM grobstimą. Dėl to finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba netgi pradėjo ikiteisminį tyrimą, aš jums apie tai pasakoju. Įsivaizduok, ką šiandien veiktum, jeigu galėtum daugiau laiko skirti savo. Jeigu galėtum mažiau dirbti, o galbūt visai nedirbti, ką šiandien veiktum? Po mano epizodų ir Marius Kizelevičius ir Gabija Vilkauskė, su juo susijusi bankroto administratorė, kreipėsi į įvairias institucijas, net į policiją, kad man būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl šmeižto. Aišku, jis nebuvo pradėtas, aš viską pagrindžiau, bet reikėjo skirti tam daug laiko. Na ir pavyzdžiui, viena iš tokių institucijų, abu ją kreipėsi, buvo žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba. Vėlgi, didžiuliai raštai, man reikėjo aibę laiko skirti, kad atsakinėčiau į visišką melą. Aš net tarnybos specialistam aiškiai tai rašiau. Žiūrėkite, jūs patys matote, kad jum pareiškėjas meluoja, kodėl aš turėčiau būti gaišinamas. Vėlgi, aš nebuvau nubaustas, tie skundai aišku buvo atmesti, bet labai įdomu, kaipgi susiklostė šių žmonių likimai. Prieš jūs yra praėjusiu metu gruodžio 2 dieną pasirodžiusi informacija audito apskaitos turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, nemokumo administratoriai Gabijai Vilkauskiai panaikinta teisė administruoti nemokumo procesus. Na ir čia labai daug tų pažeidimų yra surašyta, bet esmė yra labai paprasta. Poveikio priemonė, tai yra teisės administruoti nemokumo procesus panaikinimas, skirta po atlikto neplaninio veiklos patikrinimo, nustačius pažeidimų susijusių su įvairių pareigų 2 įmonių bankroto procesuose neteismo tvarka, netinkamų vykdymų ir administracijos teisinių suinteresuotumu šių bendrovių bankroto procesų baigtimi. Būtų labai įdomu, jeigu aš būčiau nubaustas už žodžius, kuriuos vėliau patvirtino oficiali institucija. Na, šiuo atveju teisingumas įvykdytas, bet taip pat labai įdomu, kaipgi su Mariumi Kizelevičiumi viskas klostosi. O jūs girdėjote, kad yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, jūs girdėjote kažkada ginčą dėl buto Kauno senamiestyje, kur vyksta vėlgi teismai su bendryje ir bendrijos pirmininku ir jūs girdėjote apie aibę kitų dalykų. Ir aš tada sakiau, kad žiūrėkite, prasidės įmonių masinis uždarinėjimas ir pats Marius Kizelevičius tiesiog pabėgs iš Lietuvos. Dabar taip ir atsitiko. Sėkmės! Na pavyzdžiui, yra tokia bendrovė Muzita, kuri priklauso ir kuriai vadovauja Marius Kizelevičius. Aš apie ją esu kalbėjęs, kai ta bendrovė pirko iš Mariaus Kizelevičiaus nekilnojamą turtą, tai yra butą Kauno senamiestyje. Ir aš sakiau, kad visiškai akivaizdu, kad jeigu tau priklausantis juridinis asmuo, kurį tu valdai, iš tavęs perka nekilnojamą turtą ir dar už didelę kainą, nukentės kreditoriai. Dabar taip ir atsitiko. Kreditoriai kreipėsi į antstolį. Aišku, čia yra vienas atvejis, bet tokių atvejų yra labai daug. Tarp kreditorių yra valstybinė mokesčių inspekcija. Tai štai vieni kreditoriai kreipėsi į antstolių, į Darių Blizniką ir paprašė, kad Muzitos turtas būtų areštuotas. Sąskaitose pinigų yra 0. Pagalvokite, bendrovė perka brangų nekilnojamą turtą iš susijusio asmens, bet dabar sąskaitose pinigų nebėra. Taip pat bendrovės turtas yra minimalus. Šiuo atveju buvo areštuotas vienintelis jos turimas sklypas, tai yra miško sklypas, bet įsivaizduokite, iki arešto buvo spėta iškirsti visą šitą mišką, na, skaičiuojama, kad medienos kaina galėtų būti apie 11 000 eurų, bet vėlgi pinigų sąskaitoje nėra. Na, o mano žiniomis, Marius Kizelevičius iš viso išsiregistravo kaip Lietuvos gyventojas ir jis dabar gyvena Dubajuje. Na, ir kaip jį institucijos dabar pasieks, man yra labai didelis klausimas. Dar aš norėčiau užbaigti dėl Malinausko. Tai kaip aš matau visą šitą dalyką, dėl ko kilo tokios laidos ir kaip jos vyksta,
vykdomos, man yra liūdniausia toksai dalykas, kad pas mus valstybėje yra, na, va, tokie sisteminiai įtakotukai buvę premjero patarėjai. Aš manau, kad jis buvo dešinioji ranka Skvernelio, nes jisai atsakė už nacionalinio saugumo klausimus, jisai atsakė už strateginio planavimo klausimus, jisai dirbo visą kadenciją. Čia kalba dar vienas mano epizodų personažas. Mažvydas Misiūnas, kuris su Eduardu Vaitkumi kandidatavo į Seimą, aišku, nei vienas iš jų į Seimą nepateko, buvo nušluoti. Na ir labai juokingai atrodo. Pirmiausia, apačioje bėganti eilutė, kad tai yra apmokėta politinė reklama. Žmogus tam, kad apie mane pakalbėtų, nusiperka laiką YouTube kanale. Na ir antras dalykas, kuris man yra ypatingai juokingas. Kiek kartų žmogus, sakydamas patį paprasčiausią dalyką, gali sumeluoti? Aš manau, kad jis buvo dešinioji ranka Skvernelio, nes jisai atsakė už nacionalinio saugumo klausimus. Niekada neatsakiau už nacionalinio saugumo klausimus. Jisai atsakė už strateginio planavimo klausimus. Lietuvos Respublikos vyriausybė yra visas strateginio planavimo skyrius, bet aš niekada nei jam vadovavau, nei tenai dirbau, nei atsakiau iš tos klausimus. Jisai dirbo visą kadenciją. Ne, aš nedirbau visos kadencijos. Aš prisijungiau vėliau prie Sauliaus Skvernelio komandos ir iš jos pasitraukiau šiek tiek anksčiau, nei vyriausybė baigė savo darbą. Tiesiog sakau tai tam, kad jūs pamatytumėte. Žmogus net ir pačią paprasčiausią, elementariausią informaciją, kurią tu gali pasitikrinti Google pagalba, jisai taip iškraipo ir tiek meluoja, kad kiekvienas jo teiginys tiesiog netitinka tikrovės. Jis tikras mėšlas. Sutinku. Na vėlgi, aš papasakau, kad pinigų užstatui kaip kandidatas į Seimą jisai turi, atsiskaityti su kreditoriais pinigų jisai neturi. Na ir daug kitų dalykų galite epizodą susirasti. Nors dar visai neseniai to epizodo YouTube nebuvo. Kodėl? Todėl, kad tas pats Mažvydas Misiūnas jį buvo užblokavęs. Iš YouTube gavau žinutę, kad mano epizodas yra blokuojamas. Tada aš pateikiau apeliaciją, na ir dabar epizodas yra puikiausiai atstatytas, vėlgi visiems yra prieinamas, informacijos tokiu būdu nuo visuomenės tu nenuslėpsi. Na bet vėlgi, aš kalbėjau apie tai, kad Mažvydas Misiūnas išsiskiria dar ir tuo, kad pats būdamas advokatas, nežinau, kodėl yra leidžiama jam būti advokatu, ką veikia advokatų garbės teismas, kaip į visą tai žiūrima pro pirštus, bet jisai duoda į teismą kitus asmenis, nors akivaizdu, kad jisai nesugebės paskui sumokėti už teisinės išlaidas, na ir įsivelia į tas teisinės kovas, kažką laimi, kažką pralaimi, žodžiu, žmonės jo tiesiog bijo, stengiasi laikytis nuo jo atokiau. Na, aš jo tikrai nebijau ir jau turėjome dvi tokias teisinės kovas. Pirmiausia, jis kreipėsi į Vyriausią rinkimų komisiją, aš laimėjau tenai ir taip pat jisai kreipėsi į Visuomenės informavimo etikos asociaciją. Čia yra ištrauka iš man atsiųsto sprendimo, vyksta komisijos diskusija, pastebima, jog pareiškėjo pretenzijos iš esmės yra susijusios su Malinausko atsisakymu savo kanale paskelbti atsakomą pareiškėjo nuomonę. Išsakomos nuomonės, jog Malinausko kanalas YouTube platformoje nelaikytinas tradicinė žiniasklaida. Ir nors jis pats laikytinas viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų, jis nėra žurnalistas ir nėra jokio teisinio pagrindo reikalauti, kad jis savo kanale skelbtų kitų asmenų pageidaujamą informaciją. Nuomonės. Klausimas dėl atsakomosios nuomonės, kai mes kalbame apie apžvalgininkus, tinklaraštininkus, vlogerius, jau seniausiai yra atsakytas. Ir tos pačios Visuomenės informavimo etikos asociacijos, aš čia galiu priminti Lietuvos futbolo federacijos kreipimąsi dėl manęs, kur jinai pralaimėjo, ir tų pačių teismų, kur lygiai tie patys klausimai buvo keliami, ir visus tuos teismus, galutiniais teismų sprendimais, įsigaliojusiais neskundžiamais, aš esu laimėjęs. Reiškia, Malinauskas gavo, reiškia, skelbiamas tą informaciją, reiškia, didžiulį peržiūrų skaičių. Reiškia, jisai gauna, reiškia, iš tų peržiūrų skaičių gauna, reiškia, Patreon, reiškia, įmokas. Tai yra eilinis melas. Jūs matote, kad aš net reklamą esu YouTube išjungęs ir iš peržiūrų skaičiaus aš nieko absoliučiai negaunu. Vienintelis man svarbus dalykas yra tai, kad kuo daugiau žmonių pamato mano epizodus, tuo didesnį pokytį tu gali padaryti. Na, o kalbant apie patronus, jų skaičius mažėja, nes vėlgi didžiąją dalį turinio jūs galite pamatyti nemokamai, tačiau tie žmonės, kurie lieka, taip pat tie žmonės, kurie skiria dalį savo gyventojų pajamų mokesčio, vėlgi tą bus galima padaryti gegužės mėnesį, balandžio pabaigoje, jie mum leidžia dirbti. Jeigu jų nebeliktų ir šito YouTube kanalo. Tai yra idėjiniai žmonės, aš esu jam už tai labai labai dėkingas. Na ir vėlgi, Mažvydas Misiūnas apie mane meluoti gali, jokių atsakomųjų nuomonių nėra, bet kai aš tiesą pasakau apie jį, jisai sako, dabar aš tave priversiu
ar per teismus, ar per kitas institucijas į savo kanalą įsidėti mano melą ir jį paskleisti. Cituoju komisijos sprendimą. Bendru sutarimu komisija nusprendžia, jog visuomenės informavimo etikos nuostatos Skirmanto Malinausko paviešintame vaizdo įraše pažeistos nebuvo. Taip pat bendru sutarimu komisija nusprendžia kreiptis viešų kreipimosi į Malinauską ir priminti jam, kad jis kaip viešosios informacijos rengėjas ir skleidėjas, viešai skleidžiantis informaciją visuomenė itin jautriais ir aktualiais klausimais, privalo paisyti bendrųjų visuomenės informavimo etikos principų. Labai ačiū už viešą priminimą. Aš manau, kad ne tik tai aš, ne tik tai vlogeriai, tinklaraštininkai, apžvalgininkai, žurnalistai, bet visi absoliučiai žmonės turėtų paisyti bendrųjų etikos principų. Ir aš jūsų klausiu, štai pareiškėjas, kuris kreipėsi į komisiją ir štai kalba tokius dalykus, kaip jisai vertintinas pats iš etikos pozicijų. Būtų labai naivu tikėtis, kad jisai dabar jau nebendrauja su Skverneliu, aš manau, kad jis labai sėkmingai bendrauja ir visa kita, bet problema yra taip, kad tyrimus, kuriuos jisai daro, jisai ima informaciją iš žmonos. Žmona jo dirba vartotojų teisių gynimo tarnyboje. Ji yra vadovaujančiose pareigose. Jisai gauna tiesiogiai informaciją iš jos. Ir man kyla klausimas, kaip mūsų tarnybos iki šiol dar neiškelia baudžiamosios bylos jo žmonai ir jam už tai, kad naudojamas į tarnybinę padėtim ir tai yra tarnybinis piktnaudžiavimas tiesiogiai. O jūs galite pagrysti, kad tenai ta informacija Tegul jisai pagrįsta. Tegul jisai, aš pasakau, jeigu tai yra netiesa, tegul jis mane paduoda į teismą ar ten kažkaip. Čia bairis. Jis tikrai nesveikas. Aš bendrauju su labai daug žmonių, su pažįstamais, draugais, su šaltiniais, be abejo bendrauju ir su Skverneliu, daug kartų esu pats tai sakęs, tik tai bendraudamas su įvairiausiais žmonėmis, aš galiu gauti svarbios informacijos, kurią jum pateikiu. Bet čia klausimas yra ne apie Skvernelį, o apie puolamą mano žmoną. Mano žmona yra valstybės tarnautoja. Pasikalbėsime su Vartotojų teisių apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Dalia Malinauskienė. Labą dieną. Labą dieną. Ir pasikalbėsime apie žaislų saugumą. Jau daug įvairiausių žaislų ponia Dalia atsinešė čia į mūsų studiją. Tiek mane, tiek mano žmona dėl mūsų darbo pakankamai gerai pažįsta bent jau dalis žurnalistų. Ir man kyla klausimas, kokią slaptą informaciją mano žmona iš viso gali turėti. Kokią tarnybinę informaciją, slaptą informaciją aš iš jos galėčiau gauti. Nes štai šitas veikėjas, štai šitas padugnė sako, kad turėtų būti pradėtos baudžiamosios bylos prieš mane ir mano žmoną dėl nusikaltimo. Piktnaudžiavimas tarnyba yra nusikaltimas. Ir jisai dar sako, kad aš savo tyrimus darau gaudamas informaciją iš žmonos. Klausimas, apie ką aš turėčiau klausti savo žmoną? Apie nesaugius žaislus, apie batus, kuriuos kažkas nusipirko ir grąžino. Įtariu nusikaltimą. Dar daugiau, įsivaizduokite, kad mano žmona turi kažkokios labai svarbios ir slaptos informacijos, kuri nėra vieša. Ir jinai su manimi pasidalina tą informaciją, aš ją paviešinu. Kaip į ją žiūrėtų jos kolegos, kaip į ją žiūrėtų jos vadovai, nes visigi puikiai žino, kad mes esame vyras ir žmona. Būtent todėl aš netgi tais atvejais, kai yra visiškai vieša informacija, labai retai jos ko nors klausiu. Aš tiesiog galiu tą informaciją susirasti tinklalapyje tarnybos ir taip toliau. Na ir šiuo atveju, vėlgi, net ir Gorienė, kuri įprastai sėdi, linkčia ir nieko nesako, dabar patikslina, o jūs turite kokių nors faktų, bent vieną faktą, piktnaudžiavimo tarnybą, tai ką jūs kalbate. O jūs galite pagrysti, kad tenai ta informacija Tegul jisai pagrįsta. Tegul jisai, aš pasakau, jeigu tai yra netiesa, tegul jis mane paduoda į teismą ar ten kažkaip. Jis visiškas padugnė. Mano epizodai ir buvo apie tai, kaip Mažvydas Misiūnas yra sukūręs schemą išvengti kreditorių. Ką jisai daro? Tai yra be kitų dalykų, jisai pasirašęs yra su savo žmona, kuri dirba advokato padėjėja jo paties advokatų kontoroje, vedybinę sutartį, pagal kurią jo skolos niekaip su jo žmona nėra susijusios. Tai yra šeimos turtas kabinamas ant žmonos, skolos ant vyro ir vyras sako, žiūrėkite, aš neturiu kaip atsiskaityti, turto neturiu, nors pats važinėja Porsche automobiliu, jo žmona važinėja Porsche automobiliu, prabangiai rengiasi, prabangiai gyvena, na ir visą tai mato kreditoriai, siunčia man informaciją, pasižiūrėkite, yra antstolių areštai ir panašiai ir mes negalime atgauti netgi teismo išlaidų tų pačių iš štai šito advokato. Tai kas būtų mano atveju? Aš kreipčiausi į teismą, aš aišku laimėčiau, jis net negali viešai įvardinti jokio fakto, kuo jisai grindžia štai
tokį teiginį, kuris aiškiai yra pažeidžiantis ir garbę, ir orumą asmens, ir įstatymus, jisai pralaimėtų, bet aš turėčiau prieš tai sumokėti savo advokatui, skirti savo laiką, o paskui Misiūnas sakytų, stok į kreditorių eilę, turto aš neturiu, sėstų į savo Porsche ir išvažiuotų. Aš neįsivaizduoju, kaip Lietuvoje tai leidžiama, aš nesuprantu, kam iš viso egzistuoja advokatūra, advokatų garbės teismas, nes tai yra pirmiausia jūsų atsakomybė, kad jūs leidžiate Lietuvoje štai tokiam asmeniui, kuris pats figuruoja ikiteisminiuose tyrimuose, kuris turi štai tokią reputaciją, kuris taip piknaudžiauja dėvėti advokato mantiją, būti advokatų sąrašuose. Aš nežinau, kaip jį žiūri teisėjai, bet kol kas Lietuvoje tai yra norma. Ir aš labai norėčiau, kad ta norma keistusi. O iš savo pusės aš galiu padaryti kur kas efektyvesnį dalyką, negu su juo stumdytis teismuose, nors mes to aišku irgi nebijome. Aš galiu viešai apie tai kalbėti. Aš galiu įspėti kitus. Kažkaip per šulas, žiūrėk. Būtent to jisai labiausiai ir bijo. Ir būtent todėl jisai stengiasi mus užčiaupti, bet labai nesėkmingai. Na ir kalbant apie norą užčiaupti, čia reikia prisiminti dar vieną mano buvusią epizodą. Atsidarau vieną folderį ir ten pilna sekso scenų. Belekiek. Jis su vis kitom moterim. Ir jis taip man sako, tu čia kažką žinai apie tai? Sakau, ne. Aš net nesuprantu, kas čia vyks. Sakau, tas kompiuteris pirktas 19 ir 20 metais. Sakau, mes kartu pirkom ir jis sako, darysiu automobilių diagnostikas, dar papildomai išsidirbinėsiu iš to. Sakau, aš absoliučiai nieko nežinau. Ir aš tada informavau advokatę, ką daryti tokiu atveju. Aš atpažinau 2 moteris iš tų įrašų, nors ten daug tų moterų buvo. Visuose įrašo datos yra matosi. Tai filmuota nuo 2008 iki 2015 metų, iki tol, kol mes pradėjom santykius, per 2 ar 3 skirtingus namus. Matosi akivaizdžiai, kad tos kameros kažkur užslėptos, jos nėra kažkaip slaptai filmuojama, tai nėra, kad šiaip savo. Ir aš atpažinau 2 moteris, susisiekiau su jom, sakau, žinot, ką nors apie tai? Ne, sako. Čia pakraupusios moteris, kaip supras, čia nesąmonė. Ir tada dar labiau jos dar atviriau pradėjo pasakoti, kokie baisus tie buvo santykiai. Ir jos sako, ne, reikia kreiptis į teisėsaugą, čia nenormalu. Praėjusiu metų pabaigoje keletas epizodų buvo skirti smurtui prieš moteris. Aišku, tai nebuvo paprastos buitinės situacijos, tokių situacijų iš tikrųjų yra daug ir man nemažai žmonių po to rašė, siūlė temas, bet aš vis dėlto noriu pasiimti tas temas, kurios būtų bent jau kažko išskirtinės. Ir čia, kalbant apie štai dabar situaciją ir netrukus grįšime dar prie vieno epizodo, tos situacijos buvo išskirtinės. Tai mano pašnekovė pasakojo, kad iš Panevėžio turėjo keltis į Klaipėdos rajoną, patyrė savo buvusio sutuoktinio smurtą, dabar kaip tik vyksta skyrybų procesas, bet vienas iš tokių išskirtinumų šitos istorijos buvo asmenybė to žmogaus. Na ir pavyzdžiui, pasakoja, kad draugas, su kuriuo buvo nusipirkę kompiuterį, štai tas vyras ir tas draugas, tam, kad darytų su kompiuteriu diagnostiką automobilių, jisai tame kompiuteryje tiesiog paslėpęs turėjo video failus, kurie buvo surasti. Ir tie video failai yra moterų be jų žinios nufilmuotos sekso scenos su štai tuo vyru. Jisai kaupė šitą informaciją, perkelinio iš kompiuterio į kompiuterį, na, matyt, toks yra jo pomėgis. Ir kai buvo bent jau su dalimi iš tų moterų susisiekta, jos aišku pasakė, kad niekada jokio sutikimo nedavė būti filmuojamos, nežinojo, kad yra filmuojamos ir jos kreipėsi į policiją. Tačiau policija atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, motyvuodama tuo, kad pirmiausia su ją senatis, o antras dalykas, kad visa tai buvo padaryta Jungtinėje karalystėje. Nors tai buvo Lietuvos piliečiai, bet tai buvo emigrantai, na ir šiuo atveju buvo sakoma, kad čia ne Lietuvos jurisdikcija. Vėlgi daug žmonių komentaruose man rašė ir teisininkai taip pat pasakė savo nuomonę, kad labai keistas yra štai toks motyvavimas, turint galvoje, kad nusikaltimas tik tai dabar atsiskleidė ir jeigu asmuo tą informaciją nesunaikino, o jisai ją saugo, jisai ją kopijuoja ir panašiai, tai yra jis tą informaciją disponuoja, tai ir senatis kitaip turėtų būti taikoma, na ir aišku, pirmiausia reikėtų žiūrėti, kasgi dabar yra su aukomis, jeigu tai yra Lietuvoje gyvenantis Lietuvos piliečiai, tai šiuo atveju jie irgi turėtų būti ginami, bet ikiteisminis tyrimas pradėtas nebuvo. Kaip jums atrodo, ką aš dabar papasakosiu? Turbūt daug kas galvoja, buvo pasižiūrėta į mano epizodą, galbūt pareigūnai iš naujo įvertino situaciją, galbūt atsirado kažkokių kitų nuomonių, galbūt ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas ar panašiai.
Jūs visiškai teisūs, ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas, bet ne tam asmeniui, ne tam vyrui, kuris smurtavo, kuris filmavo, o mano pašnekoviai. Turbūt juokauja. Žinau, beprotybė. Panevėžio apygardos prokuratūra pradėjo tyrimą, ir tyrimas sukosi apie štai šitą Instagram paskyrą. Vieno psichopato istorija, tai yra mano pašnekovės pasakojimas, jūs matote, čia yra 175 įrašai ir 18,5 tūkstančio sekėjų. Tyrimas yra pradėtas jos vyro, su kuriuo dabar vyksta skyrybų procesas, pareiškimu. Ir čia aš iš tikrųjų esu suglumęs, todėl kad vienu atveju, kai nusikaltimas yra visiškai akivaizdus, tu negali filmuoti žmogaus be jo žinios, aš kalbu apie moteris štai intimių santykių metu. Tai yra aiškus ir jų privatumo pažeidimas ir bendrai tai yra nusikaltimas, tenai nepradėtas yra tyrimas. O dabar mes kalbame apie Instagram paskyrą, kur moteris su mažamečiu vaiku dalinasi savo istoriją, taip ten yra pridėti ir kažkiek audio įrašų, kažkiek video įrašų, tam, kad iliustruotų tą savo pasakojimą, bet mano galva čia yra kur kas mažiau visuomeniai pavojinga situacija, net jeigu mes kalbėtume, kad to vyro privatumas, pavyzdžiui, įrašinėjant šeiminio konflikto metu yra pažeidžiamas, lygiai taip pat mes turėtume kalbėti, ar tai tikrai baudžiamosios teisės dalykas, ar tikrai nėra visuomenės teisė žinoti, jeigu yra asmuo, kuris, pavyzdžiui, grasina savo žmonai. Блядь, неудобно тебе нахуй, ты не деньги сейчас за машину, то пизда нахуй. Суписи тава до машина нахуй пизду, блядь. Tu mane pys, pravda, aš negrasinu, aš to pasakiau normaliai. Tai čia kalbantis vyras yra nusikaltimo auka, prokurorų manymu, o štai vieniša moteris, kuri nuo jo pabėgo į kitą Lietuvos kraštą su mažamečiu vaiku, yra dabar potenciali nusikaltėlė, kuriai gresia teistumas, kuriai gresia galbūt bauda, galbūt areštas, galbūt už grotų pasodins ir panašiai. Aišku, kad tai yra absurdas, bus labai įdomu pasižiūrėti, kur link visa tai judės. Bet aš puikiai suprantu, kad pats ikiteisminio tyrimo pradėjimas jau yra ženklas tai moteriai nekalbėt. Todėl, kad jeigu tu kalbėsi, tu prisidirbsi dar daugiau problemų. Geriausia yra užtilti. Patylėk. Sakyčiau keista, vyras yra sulaikomas dėl smurto prieš savo žmoną, vėlgi iš audio įrašų labai aiškus yra grasinimai, vėlgi yra aiškus nusikaltimas su įrašinėjimu moterų, jom nežinant apie tai sekso metu, vėlgi pati mano pašnekovė pasakojo, kad prasidėjus skyrybų procesui buvo persekiojama tiek sporto klube, tiek savo darbo vietoje, vyras važinėjo iš paskos, rinko informaciją, dėl to netgi kreipėsi į institucijas, ir nieko, o dabar štai ikiteisminis tyrimas yra pradėtas ir labai įdomu, kuo visą tai pasibaigs. Greičiausiai tas tyrimas bus nutrauktas, kiek žinau, moteris buvo apklausta, daugiau jokių procesinių veiksmų nevyksta, bet jeigu jisai nukeliautų iki teismo, tai bus labai įdomi teismų praktika ir šiuo atveju tikrai mes visokiojopai šitai moteriai padėsime. Lygiai taip pat, kaip mes padedame kitai mūsų praėjusių metų pabaigos epizodo herojai, moteris kreipėsi į mus, ir vėlgi ten buvo keletas epizodų to tema, susiraskite, pasižiūrėkite, daug kartų teistas Artur Tomaševič. Tiesiog ją persekiojo, daužė langus, šlaistėsi su ginklu, dėjo vainikus, gadino automobilį, prieš ją naudojo ir fizinį smurtą, žodžiu, aibė reikalų, galų galiai jisai buvo sulaikytas. Kas vyksta toliau? Pasibaigė 2 mėnesių sulaikymo terminas, bet jisai aišku išleistas nebuvo. Terminas sulaikymo yra pratęstas, byla jau greitai turėtų atsidurti teisme. Atsirado tikrai daug naujų aplinkybių, apie kurias aš net nekalbėjau. Pavyzdžiui, atsirado asmenų, kurie liudija, jog Artur Tomaševič siūlė jam pinigų už tai, kad jie rūgštimi apipiltų mano pašnekovę. Ten yra kur kas daugiau detalių, tikrai istorija yra šiurpi ir tai, kad toks asmuo galėjo nebaudžiamai, netrukdomai veikti laisvėje ir institucijos labai ilgai į tai nereagavo, kelia nerimą, bet vėlgi manau, kad pamokos buvo padarytos. Tai šiuo atveju buvo atlikti tarnybiniai tyrimai, buvo nustatyti tam tikri pažeidimai, ir mes tikrai galime tikėtis, kad tokie atvejai nesikartos. O asmenys, kurie atvirai spjauna į įstatymą, be jokios abejonės neturėtų kelti pavojų visuomeniai, jie turėtų būti izoliuoti nuo visuomenės, jeigu tau įstatymai nerašyti, tai sėdėk už grotų.
dar vienas praėjusių metų pabaigos epizodas, prie kurio aš norėčiau grįžti, yra vietnamiečių Šiauliuose istorija. Vėlgi, aš jos iš naujo nepasakosiu, galite pasižiūrėti patį epizodą, bet tai yra dvi moteris, kurios atvyko į Lietuvą, kurios čia pradėjo verslą. Aišku, jos iš karto su pandemija susidūrė, turėjo grožio saloną Vilniuje, kurį turėjo uždaryti, tačiau Šiauliuose liko nedidelė kavinė Saigon. Lankosi žmonės, mes patys tenai su Šiaulių meru nuėjome, buvome, vėlgi peticija surinko daugiau negu 6000 parašų, kad jom būtų leista likti Šiauliuose, na ir atrodo, kad lyg ir šita situacija turėjo kažkaip išsispręsti, tačiau jinai išsisprendė tuo, kad moteris prieš pat šventes, prieš Kalėdas buvo išsiųstos iš Lietuvos, jos paprasčiausiai turėjo išvykti ir dabar visiškai nėra aišku, ar jos turės teisę sugrįžti, jos čia turi nusipirkusios Šiauliuose butą, vėlgi kas su to nekilnojamu turtu, kavinė jų yra uždaryta ir visa situacija yra pakibusi ore. Šių metų sausio 9 diena portalas LRT.lt Lietuvą palikusių vietnamiečių kaltinimai Gudzinskaitei, kalba apie migracijos departamento direktorę, bandė įtikinti likti nelegaliai. Na ir čia rašoma apie tai, kad Vietname apsistojusios moteris tebepuoselė viltis grįžti į Lietuvą, tačiau tikisi tai padaryti teisiniu keliu. Na ir jeigu sutrumpinti šitą istoriją, tai jos rašo apie įvykusį susitikimą ir pokalbį, kurį jos slapta įrašė. Na ir atėjusios migracijos departamento atstovės joms pasiūlė sulaužyti šitą terminą 2 savaičių, na ir likti Lietuvoje, neva joms bus pratęstas leidimas gyventi. Kodėl migracijos departamentas nusiuntė 2 darbuotojus sutikti su mumis be protokolo, kai mes išėjome į viešumą, tai buvo pirmas kartas per beveik 6 metus, kai jie atvyko patikrinti, ar mūsų verslas yra tikras. Atsiųstame vaizdo įraše pažymėjo pašnekovė, na ir buvo sakoma apie tai, kad migracijos departamento direktorė bandė mus suklaidinti kelis mėnesius nelegaliai likti Lietuvoje, tam, kad po to neturėtume teisės kovoti, tvirtino verslininkė. Tai, kas vyksta kalbant apie migracijos departamentą, man iš viso yra nesuvokiama. Na pavyzdžiui, tu atsitiktinai gali tikrinti arba netikrinti. Tada tu gali susitikti be protokolo, kažkokias dėrybas vesti. Dabar įsivaizduokite, jeigu tos moteris būtų likusios ir jom nebūtų sutiktas leidimas gyventi Lietuvoje, pagal įstatymą jos iš viso prarastų teisę čia aplikuoti, kada nors sugrįžti, dėl to, kad būtų aiškiai pažeidusios migracijos departamento nurodymus. Buvo labai daug teisinių kelių migracijos departamentui visiškai legaliai leisti tom moterim likti. Na, pavyzdžiui, vyko teismas dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Ir jeigu migracijos departamentas būtų aiškiai pasakęs, kad taip mes neprieštaraujam, kad jos tol, kol bus teismų procesai pabaigti, kad jos liktų čia Lietuvoje, taip ir būtų atsitikę. Taip pat migracijos departamento vadovė pati tvirtino, kad tikrai ras sprendimą, bet dabar akivaizdu, kad sprendimas buvo labai paprastas. Tas moteris, kurios visiškai nekėlė jokios grėsmės nacionaliniam saugumui, kurios čia buvo susikūrusios darbo vietas, kurių paslaugomis naudojasi šiauliečiai, kurios mokėjo mokesčius, vėlgi turėdamos skolą valstybiniai mokesčių inspekcijai, bet turėdamos susitarimą, nebankrotindamos savo įmonės, o tiesiog sakydamos, mes padengsime tą skolą, vėlgi dėl tų COVID laikų, visa tai yra nubraukiama, jos yra išmetamos, na ir atrodytų, kad istorijos pabaiga. Aš dar tikiuosi, kad tai nėra istorijos pabaiga. Vienas dalykas, aš tikrai manau, kad jos grįž. Šiaip migracijos departamentas turi labai dabar daug motyvų jom keršyti ir neleisti jom čia atvažiuoti, bet tai irgi labai aiškiai matysis. Tai šiuo atveju vis dėlto tikėkime, kad teisiniai principai bus aukščiau negu asmeninės kai kurių valdininkų ambicijos. Bet aš noriu paklausti kito dalyko. Tai yra, vietnamietės išsiųstos, galime pasidžiaugti, kad štai tokį dalyką padarėme kaip valstybė. Bet man paaiškinkite, vėlgi, ta pati migracijos departamento direktorė galėtų paaiškinti, kas vyksta Lietuvoje. Štai vietnamietės mes išmetėm lauk. Dabar mano draugas man atsiunčia šitą LinkedIn paskyrą. Štai čia yra mergina Darija Levina, kuri angliškai rašo. Na, visi turbūt supras, aš esmę pasakysiu, kad aš labai džiaugiuosi, jog galų gale Lietuvoje galėsiu pradėti magistro studijas Vilniaus universiteto komunikacijos fakultete. Na ir jinai džiaugiasi, kad šitos studijos truks 1,5 metų, jinai mokysis iš puikių specialistų ir tai bus dar vienas žingsnis jos žurnalistinėje ir nevyriausybinių organizacijų karjeroje. Na, mes matome, Vilniaus universitetas pradėjo studijuoti 24 metų rugsėjį, pirmi mokslo metai magistratūroje, na, o šiaip Darija Levina nuo 2005 iki 10 metų studijavo Maskvos radijo ir televizijos
Ostankino institute, tenai baigė žurnalisto specialybę, o dabar įdomioji dalis. Baigusi institutą, jinai nuo 2010 metų iki 2014 metų dirbo Russia Today. Jinai buvo naujienų redaktorė, na ir jūs matote, čia yra surašyta, kokios buvo šios merginos funkcijos. Tai yra, jinai sekdavo naujienas užsienio spaudoje, atrinkdavo temas, taip pat dirbdavo su breaking news, tai yra su labai svarbiais įvykiais. Na ir čia daug dalykų surašyta, bet kas mane labiausiai sudomino, jinai taip pat valdė ir Russia Today Twitter paskyrą. Mes dabar negalime paskaityti, kas yra publikuojama Russia Today Twitter paskyroje, dėl to, kad jin yra blokuojama kaip elementari Kremliaus propaganda. Na ir kaip toliau klostosi Darijos Levinos karjera. 2014 metais jinai pakeičia darbą. Tik tai priminsiu, kad tais pačiais metais Rusija atplėšė iš Ukrainos Krymą, prasideda karas, o jinai perina dirbti iš Russia Today į TASS. Vėlgi jinai ten prižiūri socialinius tinklus, dirbo su multimedija turiniu, anglų kalba. Na ir aš tik tai priminsiu, kad TASS tai yra valstybinė naujienų agentūra, nors ją tiksliau būtų vadinti valstybinė propagandos agentūra, jinai sukurta dar sovietmečiu, jos pavadinimas taip ir išsišifruoja kaip Sovietų Sąjungos telegramų agentūra, o rusiškai tai būtų Telegramnoje agentstvo Sovietskого Союза. Šita moteris Maskvoje, tiesa jau kitoj darbovietėje, dirba iki 23 metų rugpjūčio. Paskui su vyru persikėlė į Lietuvą, na ir rašo, kad ir jos vyras ieško darbo, ir jinai ieško darbo, kitaip tariant, atvyksta čia neturėdami to darbo, na ir jinai pradeda studijuoti. Tai man klausimas yra štai koks. Kokiu būdu mes, pavyzdžiui, dvi vietnamietės, kurios gamina savo makaronus, verda skanę kavą, teikia paslaugas Šiauliuose ir niekam nekelia jokios grėsmės, išmetam iš šalies, dėl to, kad jos nepasamdė dviejų lietuvių darbuotojų, kurie mokėtų vidutinę algą, nes finansinės galimybės jom to neleido. O štai mes pasiemam pas save ir į universitetą, ir į šalį žmonės, kurie dirba valstybinėse propagandos agentūrose. Nuo 14 metų prasideda Ukrainos ir Rusijos karas. Na ir štai tu dirbi valstybinėje propagandos agentūroje, visiškai nesvarbu, ar tai būtų TASS, ar tai būtų Russia Today, ten turinys visiems aiškus. Ir tu prisidedi prie šitos propagandos mašinos, na, o paskui kažkaip ant kulno apsisuki, išvažiuoji ir mes manome, kad mums nei grėsmės tai nekelia, nei kokiu nors kontaktų yra išlikusių, pavyzdžiui, su kokio nors specialiosiom tarnybom, ar tai kažkas iš viso tikrina, kaip visa tai atrodo. Really. Nekaip. Aš net nekalbu apie dvigubus, trigubus standartus, aš nekalbu apie korupcijos potencialą, kai tiek daug priklauso užmerks akis ar neužmerks akis valdininkai. Vėlgi, įsileis, neįsileis, tikrins, netikrins ir panašiai, kažkokie žodiniai susitarimai, bet aš pirmiausia kalbu apie nacionalinį saugumą, nes jeigu tu atvažiuoji štai su tokia darbinė patirtimi, viešai didžiuojasi tuo, kad dirbai Russia Today arba dirbai TASS ir dar čia gali studijuoti pas mus komunikacijos magistratūrai, nežinau, paskui grįši į Maskvą ir galbūt vėl dirbsi tose pačiose darbovietėse, man visą tai atrodo tiesiog keistai. O jeigu mes pasižiūrėtume, kiek žmonių yra žymiai protingesni ir jie nenurodo savo darboviečių ir savo darbinės praeities, bet, pavyzdžiui, važinėja iš Lietuvos į Baltarusiją, pirmyn atgal ir mes jiem tai leidžiam, na tai eilinį kartą galime įsitikinti, kiek yra vertas mūsų nacionalinis saugumas, kiek mes visą tai galime prižiūrėti, kontroliuoti ir kas tai daro. Beje, labai ilgai ieškoti nereikia. Štai čia yra 15 minučių tekstas sausio 9 dienos Igno Jačiausko finansų viceministrui Valentinui Gavrilovui kaltinimai dėl prorusiškumo. Šis atkerta: palaikau Ukrainą, bet gegužės 9-ąją švęsiu. Vaizdeliai iš Rusijos pergalės dienos antrajame pasaulinėme kare minėjimo Antakalnio kapinėse, raginimai stabdyti Astravo atominės elektrinės blokadą, nedidinti kariuomenės finansavimo, tokie įrašai puošia naujojo finansų viceministro Valentino Gavrilovo Facebook sieną. Jis pats atkerta daugeliu klausimų jau pakeitęs nuomonę, tačiau pergalės dieną minėti ir toliau žada ne su Europa, o kartu su Rusija. Na ir čia Marius Laurinavičius pirmas apie tai parašė, jūs matote iki šiol tas įrašas yra štai čia, rusiškai z 9 maja, taip pat yra vėlgi rusiškai parašyta, mes prisimename Antakalnio kapinėse, kaip visada, daug gėlių ir tarp palaidotų yra ir seržantas Gavrilovas. Aš priminsiu, kad gegužės 9 diena tai yra Lietuvos okupacijos diena. Na ir pavyzdžiui, čia ministras stovi prie paminklo sovietų kariams, okupantams, kuris jau yra demontuotas.
Čia galima daug kalbėti, žurnalistai skambina viceministrui, ministrui, viceministras sako, taip, aš dabar čia kai kuriais klausimais savo nuomonę pakeičiau, žiūrėkite, aš čia apie antrą pasaulinį karą, o ne apie politiką ir ne apie Rusiją, bet akivaizdu, kad tokie dalykai, elgesys, jisai kur kas labiau atspindi žmogaus pažiūras ir žmogaus vertybės, negu paskui žodžiai užėmus tam tikras pareigas. Ir aš puikiai suprantu, kad Lietuvoje yra dalis žmonių, kurie yra pakankamai prorusiškų pažiūrų. Bet kai tokių pažiūrų žmonės tampa aukštais politikais, kai jie ima vadovauti, be jokios abejonės mes galime turėti labai rimtą problemą. Finansų ministerija yra labai svarbi ministerija. Ir pabandykite įsivaizduoti, jeigu ten atsiranda žmonių, kurie štai sako Lietuvos okupacija nuo gegužės 9 dienos, kai Raudonoji armija liko čia, mes tapome Sovietų sąjungos dalimi ir labai ilgai. Čia buvo ir partizaninis pasipriešinimas ir visi kiti dalykai. Na, visa tai yra nubraukiama, nesvarbu, galima nunešti raudonų gvazdikų, nusifotografuoti prie paminklo okupantam, kurio, kaip sakau, jau dabar ir nėra. Na, o paskui sakyti, o kas čia blogo? Kodėl jūs manote, kad aš nelojalus Lietuvai? Tęsiant aukštų politikų ir ministerijų vadovų temą, jau šiais metais, sausio 6 dieną, aš parašiau komentarą portale Delfi, sunkus darbas vogti. Vėlgi galite jį susirasti, pasiskaityti, bet aš čia parašiau apie kai kurias asmenybės, kurios ateina į valdžią. Vienas iš tokių asmenų yra Renatas Dudonis. Aš pirmas pranešiau, remdamasi savo šaltiniais, apie tai, kad jį planuojama skirti Žemės ūkio ministerijos kancleriu. Na ir vėlgi galima prisiminti, kad 2016 m. kovo 24 dieną portale 15 min pasirodė Šarūno Černiausko tyrimas. Tuo metu aš irgi dirbau 15 minučių žurnalistinių tyrimų skyriuje. Vilniaus alchemija švogerių principais užvaldyta žemė sostinės širdyje. 15 minučių tęsia žurnalistinių tyrimų ciklą apie neeilinius žemės sandorius prestižinėse Vilniaus vietose. Šįsyk jūsų dėmesiui pateikėme stebėtinų sutapimų kupiną istoriją, kurioje didelės valdas pačiame Vilniaus centre įsigijo ar netgi gavo dovanų įtakingo Vilniaus savivaldybės veikėjo Svainis. Vėliau Renatas Dudonis buvo atleistas iš Vilniaus vystymo kompanijos vadovo pareigų, o brangų sklypą teismas grąžino valstybei. Tiesiog puikus kandidatas Žemės ūkio ministerijos kanclerio pareigoms. Priminsiu, kad šita ministerija valdo tikrai nemažus pinigus, šita ministerija valdo nacionalinę mokėjimo agentūrą. Na ir man klausimas, kodėl būtent tokios reputacijos asmuo į tokias pareigas turėtų būti skiriamas. Apie tai aš ir rašiau savo komentare. Kalbant apie nacionalinę mokėjimo agentūrą, apie ją aš taip pat rašiau šių metų sausio 8 dieną savo paskyroje socialinėme tinkle Facebook. Čia aš pristačiau mūsų su Mindaugu pirmąjį podcastą. Šių metų daug temų aptarta, viena iš temų buvo konservatorių partijos pirmininko rinkimai. Beveik nebejoju, kad Laurynas Kasčiūnas nesunkiai nugalės. Vėlgi pats nesu partinis, niekada jokiai politiniai partijai nepriklausiau, tai čia reikšti palaikymo ar nepalaikymo nėra jokios prasmės. Manau, kad jisai bus visai neblogas pirmininkas, turint galvoje, kaip jis pasirodė ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete ir Krašto apsaugos ministerijoje. Tačiau aš šiuo atveju rašiau apie kitą kandidatą į pirmininkus, kuris greičiausiai labai mažai kam girdėtas, bet apie jį dabar bus proga pasišnekėti plačiau, tai yra apie Daivarą Rybakovą. O dar tiksliau mes pasikalbėsime apie nekintančias bebrų tradicijas. Ir labai gaila, kad jos nesikeičia. Taigi Daivaras Rybakovas buvo Žemės ūkio ministerijos ministro vadovo patarėjas. Aš tik tai priminsiu, kad nacionalinė mokėjimo agentūra yra Žemės ūkio ministerijai pavaldi įstaiga. Tai jau sakiau. Na ir štai, ministro kadencija baigėsi. Kaip jūs manote, kur įsidarbina ministro patarėjas? Jisai tampa nacionalinės mokėjimo agentūros vadovo patarėjų. Aš tik tai priminsiu, kad ministro patarėjas yra politinio pasitikėjimo pareigos. Ką ministras pasirinko, tą savo patarėjų paskyrė. Kada nori, tada atleidžia. Aš pats dirbau tokį darbą ir vėlgi, kai aš pasitraukiau iš patarėjo pareigų, aš jokių išeitinių negavau nieko. Na, o dabar įsivaizduokite, tu ateini į valstybės tarnybą, tu ateini į nacionalinę mokėjimo agentūrą, turi būti konkursas, turi būti išrinktas labiausiai vertingas, labiausiai nusipelnęs kandidatas. Na ir čia aš sustosiu ir pacituosiu Lauryną Vireliūnaitę ir jos tekstą portale Delfi. Tai yra sausio 9 dieną, jinai parašo straipsnį, darbo ieškojusi kandidatą į konservatorių pirmininkus, aplankė sėkmė, pareigybė visiškai šviežia. Aš labai džiaugiuosi, kad mano šaltiniai manęs neapgavo ir nesuklaidino. Ir dėl Dudonio, ir dėl Rybakovo, vėliau žurnalistai tai
patvirtino. Na ir čia vėlgi ta istorija, kuri jau papasakota yra, bet mes galime pasižiūrėti, tai koksgi buvo tas konkursas. Štai nacionalinė mokėjimo agentūra sako, kad tas konkursas buvo labai skaidrus ir labai sąžiningas ir toks kaip ir visi kiti nacionalinės mokėjimo agentūros konkursai, tačiau cituoju, konkurso, kuriame dalyvavo buvęs Navicko patarėjas, komisija buvo sudaryta iš 4 nacionalinės mokėjimo agentūros atstovų. Kaip jums atrodo, ar šitie 4 NMA darbuotojai nevykdys politinės valios, nevykdys nurodymų, pavyzdžiui, savo vadovo, kiek jie iš viso yra objektyvūs? Jokia kita institucija neatstovaujama komisijoje. Na ir vėlgi yra nurodyta, iš viso pareigybės nustatytus reikalavimus atitiko ir konkurse dalyvauti pakviesti buvo 5 kandidatai, nugalėtojų buvo paskelbtas daugiausiai komisijos vertinimų balų surinkęs Rybakovas. Vėlgi noriu jūsų paklausti, kaip jums atrodo, ar tokiomis aplinkybėmis, kai dalyvauja ministro patarėjas, gali būti konkursas objektyvus ir sąžiningas? Na ir vėlgi pats Rybakovas teigia, buvo atranka, dalyvau konkurse, na ir taip gaunasi. Tų neskaidrumų, žinote, mes kiekvienas galime kažko ieškoti, galime ieškoti priekabių, konkursas buvo viešas, galėjo dalyvauti, kas tik norėjo. Dalyvauti, žinoma, galėjo ir dalyvavo, iš viso buvo 5 kandidatai, bet klausimas yra nedalyvavimo, klausimas yra, kiek tu turi šansų užimti šitas pareigas, juk čia ne olimpinės žaidynės, kur dalyvauti yra svarbiausia. Žmonės tikisi, kad bus objektyviai įvertinta jų kompetencija. Ir jeigu dalyvauja politikas, kuris iš esmės dar ką tik tai užėmė pareigas šitą įstaigą kontroliuojančioje ministerijoje, vadovaujančios pareigas buvo ministro patarėjas, be jokios abejonės visi supranta, kad labai sunku patikėti tokio konkurso sąžiningumu, skaidrumu, ypač kai pareigybė įkuriama ir labai panašu, kad jinai būtent ir įkuriama vienam konkrečiam darbo netekusiam ministerijoje asmeniui. Bet vėlgi, kaip ir sakiau, aš remiuosi savo šaltiniais, vėliau žurnalistai patvirtina, kad aš buvau teisus remdamasi savo šaltiniais. Ir dabar aš pasakysiu dar vieną dalyką. Mano šaltiniai, kuriais aš visiškai pasitikiu, man sako štai ką. Ponas Fortunatas Dirginčius, kuris yra dabar nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas, turėtų nesijausti labai ramiai, kaip ir ponas Rybakovas. Todėl, kad Žemės ūkio ministerija, kuri atiteko Žemaitaičiui, Nemuno Aušrai, ruošiama pokyčiams ir ateina ne tik tai kancleris štai su tokia praeitimi, bet ruošiamasi keisti nacionalinės mokėjimo agentūros vadovybę. Ir turi būti naujas vadovas, aš žinau, kas tas vadovas bus. Keisčiausia, kad tas vadovas jau buvo anksčiau. Mano šaltiniai man sako, kad yra ruošiama dirva vėlgi į postą sugrįžti Erikui Bėrontui, buvusiam nacionalinės mokėjimo agentūros vadovui. Galima sakyti, kad istorija kartojasi. Tai yra 2013 m. rugsėjo 27 dienos tekstas portale 15 min, jo autorė Liepa Želnienė, ES milijardus skirstančiai nacionaliniai mokėjimo agentūrai vadovauti panoro 5 kandidatai. Politikai jau žino, kas laimės konkursą. Šią savaitę baigėsi terminas pateikti dokumentams konkurse į nacionalinės mokėjimo agentūros vadovo postą. Milijardinę ES paramą paskirstančiai agentūrai panoro vadovauti 5 kandidatai. Konkurse laimėtojas bus paskelbtas lapkričio pradžioje, bet darbo partijos atstovo Vigilijaus Juknos vadovaujamoje Žemės ūkio ministerija nugalėto pavardė pusė lūpų tariama jau dabar. Teigiama, kad nacionalinės mokėjimo agentūros vadovu taps dabartinis Vilniaus savivaldybės viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas 30-metis Erikas Bėrontas. Taip, kaip buvo rašyta, viskas taip ir atsitiko. Aš tik tai priminsiu, kad tuometinis Žemės ūkio ministras Vigilijus Jukna, kuris įsivėlė į aibę korupcinių skandalų, STT pateikė informaciją apie visus jo viceministrus, TV3 buvo pateikusi garso įrašą, kur vienas iš jo viceministrų tiesiog atvirai prašo kyšio iš verslininko pusės milijono litų. Na tai sunkiai įsivaizduojama iš viso. Ir vėlgi Vigilijus Jukna šiuo metu yra premjero Gintauto Palucko patarėjas žemės ūkio klausimais. Na tai aš visiškai nesistebiu, kad taip gali būti. Ir aš prognozuoju, kad tikrai Bėrontas sugrįš, tik tai čia yra vienas bet. Fortunatas Dirginčius yra paskirtas ir aišku, kad jo kadencija dar tęsis. Tai nauja koalicija, naujas žemės ūkio ministras, kancleris turės sugalvoti būdą, kaip iš anksto pašalinti Dirginčių, nepasibaigus jo kadencijai ir į jo vietą įstatyti Bėrontą. Ir aš sakau, tai yra absoliučiai bebrų tradicijos, kai
viena institucija, labai svarbi institucija, kuri valdo milžiniškas lėšas, pirmiausia, jin yra pilnai politizuota, tai yra politikai ten mėto savo žmonės, vieni išeinantis savo buvusius patarėjus, įdarbina, nuparašituoja, kažkas keičia vadovus, nes nenori, kad būtų iš ankstesnės valdžios paskirti žmonės, o kiti atėję elgesi lygiai taip pat. Aš jau nekalbu apie korupcinės rizikas, aš jau nekalbu apie tai, kad bendrai svarbios institucijos visai Lietuvai, jos turėtų būti bent kažkiek depolitizuotos, ten turėtų būti profesionalai. Vis dar svajoji? Aš nežinau, ar tokios svajonės kada nors virs realybė, bet aš puikiai suprantu, kodėl labai daug talentingų, protingų žmonių, jie tiesiog neina nei į politiką, nei į valstybės tarnybą. Nes, pavyzdžiui, tu palieki savo verslą, ateini štai į vadovo postą kokios nors institucijos pavaldžios ministerijai, o visos svarbios institucijos praktiškai taip ir veikia. Tada įvyksta politinio ciklo kaita, rinkimai, ateina nauja valdžia ir tave tiesiog meta iš tavo posto, dar su kokiu nors skandalu, tu padirbai vietoj 4 ar 5 metų, galbūt metus ar 2. Kas to norėtų? Absurdas. Gerai, čia ir sustokime. Aš tikrai dar grįšiu prie savo buvusių epizodų, nes kai kurie epizodai ir kai kurios temos yra vertos tęsinio, išsamaus, didelio, tam verta skirti visą valandą. O dabar mes pasikalbėjome apie tuos dalykus, kurie buvo svarbiausi, kuriuos aš norėjau jum priminti, kur buvo pakankamai nedaug, bet vėlgi svarbios informacijos, kurią norėjau per šitą valandą su jumis pasidalinti. Ačiū labai, kad pasižiūrėjote, ačiū labai, kad remiate, ačiū labai, kad spaudžiate patinka, rašote komentarus, prenumeruojate, man tai yra labai svarbu ir jūs tokiu būdu padedate daugiau žmonių pamatyti šitą epizodą. Aš jį dedu po ilgos pertraukos, tai yra 2 savaitės nieko nedėjau, nežinau, kaip veiks YouTube algoritmai, bet vėlgi aš tikiuosi, kad tokia informacija jums svarbi yra ir įdomi, ir kol taip yra, tol aš šitą informaciją su jumis dalinsiuosi. Tai ačiū už galimybę, dar kartą ačiū visiems, kurie žiūrėjote, pasimatysime po savaitės, iki.